Okay. Gerai. Čia Labą geras. dieną, labą dieną. Mes čia su Lina dabar kalbėsimės apie sielos pasaulį. Bandomasis pokalbis. Bet vis tiek turi būti prasmingas pokalbis. Būtinai. Tai va. Tai mintis yra pasikalbėti apie sielos pasaulį. Aš papasakosiu apskritai, kaip aš jį suvokiu, tokios labiau teorijos, tarsi geografijos apie sielos pasaulį, o Lina pasidalintų savo praktinę patirtimi, kaip jinai keliaus, ką mačius ir patyrusi. Apjungsime dviejų mūsų suvokimus. Tai va, aš sielos pasaulį pažinau vieną iš pirmųjų nuo pat, kai tik pradėjau keliauti subtiliuosius planus. Tai pirmasis ir buvo iškilimas į tą erdvę, kuri man atrodė pati tobuliausia, aukščiausia, ir tai, ką aš ten patyriau, pavadinau dievišku gyvybės šaltiniu, nes man tikrai atrodė, kad ten čiurlena toksai, krenta net ne šaltinis, o nuo uolos, kaip krenta žemyn krioklys, ir to krioklio energijos man ir buvo dieviškas gyvybės šaltinis. Ir atrodė, kad čia pats didžiausias sąmoningumas, Dievas, tas aukščiausias kūrėjas. O kaip tau, Lina, buvo? Man, žinai, aš kai pradėjau, mes čia dabar praktiškai normalų pokalbį darom, bandymui, bet labai gerai, žinai, pažiūrėsim, kaip mums seksis, žinai, tos pingpongus tokius mėtyti viena kitai. Tai man, žinai, aš kai pradėjau savo tą visą meditacijų ar pasąmonėjimo kelią, man pakilti niekur niekada nepavykdavo. Aišku, aš iš vis apie tokius dalykus neturėjau sopročio, bet kas man intuityviai vyko, tarsi iš viršaus eina energija, žinai, tokia šviesa į vidų, tai čia buvo toks pirmas etapas, tarsi į mane, žinai, įsijungia, toks įeina srautas, jau kai aš ten truputėlį prakutau ir mane visai netyčia per vieną bendrą meditaciją išmetė, žinai, jau sąmonė pakilo į kažkokį aukštesnį lygmenį, man ten buvo, žinai, kaip išsigandus, tarsi tokiam, kaip čia tyra, kaip čia gera, bet aš įsivaizduoju, ten buvo sielos kažkoks mažiukas pats apatinis planas, žinai. Ir po to jau, kai aš išmokau medituoti ir pakilt, žinai, tą tikrąjį sielos planą, aš dar iki šaltinio neprieidavau, žinai, man gera, tarsi, žinai, tokios geros minkštos energijos. O iki šaltinio mes pirmą kartą su Agne, kai prisijungiam, tai mes, žinai, man vaizdas buvo toks, tai mes kaip tokio, žinai, tie, kur prisisiurbė prie tokio, žinai, gero debesies, žinai, tokios, nerealios energijos, ant tokio gerumo, ir mes kaip tos, tie tokie, kur kabo, žinai, žiemą, varvekliai, prisikabinom, žinai, prie tos sąmonės, prie tos erdvės, prie tos energijos, ir tokio gerumo pradėjo eiti, žinai, energija, jinai antiek atpalaidavo mus, antiek užpildė, antiek išvalė, ir mes su Agne pavadinom tai šaltiniu. Tiesiog šaltinis, mes nesuvokėm, žinai, mes tada, neturėjau aš tų žinau apie, ką dabar žinau, tai mes pavadinom šaltiniu ir mums atrodė, tai yra aukščiausio kaifo vieta, žinai, kur tu geriausiai gali, žinai, pasijausti. Tai va, tai mes tai periodiškai. Tai va, Bet man įdomu, kad jūs irgi pavartojote terminą šaltinis. Įdomu, ar čia tokia tarsi atpažinimas, nuojauta, kodėl vat šaltinis? Nežinau, iš tikrųjų, man iš karto, viduj buvo šaltinis, nes jis tarsi duoda gyvybę tau, duoda tokią energiją, kad, tai yra visa ko gyvybės šaltinis. Tiesiog toks žinojimas, žinai, intuityviai. Tikrai nebuvau skaičius dar tų visų, žinai, planų, nieko nežinojau. O kokią formą jūs, sakau, aš mačiau kaip krioklį, o tu sakai kaip debesį labiau, kaip kokį? Tarsi daugiau prisijungiam iš apačios į jį. Mes tarsi tą sąmonę arba tas gėris begalinis, žinai, kuris atrodė viršūnė viskam, žinai, tarsi mums atrodė dar aukščiau už mus ir mes iš apačios prie jo, žinai, priėjom. Tai galima sakyti, kad kaip krenta krioklys, tai jūs apačioj į tuos purslus įkritot ir jums atrodė kaip debesis. Taip, ir mes, žinai, keletą kartų ten vis prie šaltinio, žinai, nes mes kartu medituodavom ir po to jau kildavom, ten žiūrėdavom, kur mus veda mokytojus, nes mokytoją turėjom sąmonę, žinai, tai prie šaltinio pirmą pasistiprini, ant tiek užsikrauni, žinai, tos gyvybinės jėgos, energijos, nukrenta visi, žinai, tam tie energijos, kurios iš sociumo, žinai, vis tiek pati pradžia tas buvo. Tai mes prie šaltinio, o po to, jau, žinai, kai sustiprėjom, tas šaltinis liko pačioje ir jau ten liko pakeliai, žinai.
Tai ir po to, ir netgi tokia, jau kaip pati sustiprėjau, ir žmonės, kurie būdavo pasiruošę, aš keldavau šaltinę, irgi mokydavau vat, juos su sąmonė, žinai, pajausti tą. Ne visi galėdavo tą. Po to tas šaltinis nusileidžia, aišku, į vidų, tą jauti tarsi kaip viduj, bet pati pradžia tai mano tokia. Tai va. Įdomu, ar visi žmonės pirmiausia pakilę į sielos planą tą šaltinį pajunta, gal dalindavotės patirtimis su kitais, kaip jie sielos planą išjausdavo pirmą kartą? Man toks pojūtis, žinai, kad iš karto pakilti yra gan sudėtinga, žinai. Tu vis tiek toksai gaunas pradžiai kreipiesi ir užpildo, nu į tą pusę, žinai, vyksta iš vertikaliai į žemyn, kai tu jau pasikeli vibracijų ir išsivalai maždaug, nu, tų visų blokų, sunkumų, žinai, kurie yra struktūrai, tada jau gali su sąmonė pats kilt, nu, toks kaip antras, žinai, žingsnis į viršų, nu, jau jungtis, nu, ir trečias jau po to tas įsižeminimas, ką tu vėl leidi į savo švarią struktūrą. Čia mano toks supratimas yra, žinai. Bet man toks pajautimas ir pamatymas, kad iš karto pakilti, va taip atsisėdu, nu dabar, žinai, jungsiu sąmoningai, kanalas gali būti, žinai, tam truputėlį palamdytas, nu, vidus, sunkumų, žinai, tempia kaip tos energijos, kaip gyrios. Tai tarsi, žinai, kaip pirmą išsivalai. Aš, žinai, vadindavau akvariumo valių. Pradeda eiti tas vanduo, tada dumblas sukyla, kaip taisyklė, žinai. Tai reiškia, valosi, žinai, programos pasąmonės, visos tos struktūros, nu, pasąmonė vėliau ateina, bet vis tiek ta struktūrinė dalis apatinė dar valosi, žinai. Tada vanduo sukyla, žmogui labai labai sunku, bet vis tiek tu lieji tą vandenį ir tas vanduo jisai po truputį skaidrėja ir tada pats tu patampi tuo, žinai, nu, skaidrių vandenių, kurį tu bandai save įsileisti. Kol neišsivalius psichika, tai aišku, į sielos planą nepakilsi. Bet aš sakau, kai jau žmogus prasivalo tos blokus, kurie trukdo tos akvariumus, langus, man įdomu, kai jie pirmą kartą patiria sielos pasaulį, ar ir kiti žmonės pirmą pajunta šaltinį, ar su tavim yra dalyjasi, kaip jie pirmą kartą, jau po to, kai ten prasivalė ir tikrai pateko į sielos planą, ką jie pirmą kartą patyrė ir pamatė. Žinok, tokių pasidalinimų aš neturiu, nes man daugiau būdavo, žinai, aš kai dirbdavau individualiai, tai aš jos truputėlį keldavau į tą planą, kur angelai dar gali sutikti, žinai, ir ten tėvelės visokios, žinai, visokias tokias aplinkas kurdavo. Ar sielos jau čia pasaulyje, ar tik psichikos viršutinėme dar? Jau sielos. Gali būti psichikos viršutinis, sielos apatinis, žinai, sunku pasakyti. Bet jeigu jau ten, aš tai sakyčiau, kad apatiniai sielos planai, jau kur pakankamai taip tyra, žinai, švaru, gryna, nu, nėra tų tokių siautulingų, žinai. Tai, bet tokių, kad patys jie, aš, žinai, neturiu, galbūt čia kažkas galėtų pasidalinti. Tai va, bus klausimas žmonėm. O dar man klausimas, kaip atpažįsti, kad jau esi sielos pasaulyje? Iš kokių, vat buvai psichikos, o jau staiga sielos esi? Aš psichiką taip tvarkingai visą laiką prašokdavau, man visai neįdomu būdavo, žinai, nu, aš tokia, nu, man tiesiog, aš po to tik supratau, kad reikėtų gal klausyk čia, nu, siela tai yra, nu, gera, tai yra gera, nu, jausmas gera, nu, kaip dar pasakyti. Žinai, nesu tikra, ar aš kažko gal ir nemaišau, nes, nu, man ta struktūra, jinai tik po to atėjo. Aš jau kaip prašuoliavau visus planus, žinai, apie kuriuos maždaug galėjau atpažinti, čia vienokia energija, čia kitokia, dvasios planetam, bet dabar mes neįsime, tai kad, žinai, visiškai visai, jokių ten emocijų nėra, kokios emocijos ten. Monados dar kitaip, žinai, iš vis ten susiorientuot, nu, matyti kažką, ten iš vis kiti pojūčiai, žinai, susijungia. Sielos, tai yra. Man sielos planas, žinai, asocijuojasi su to tokiu pilnumu, pilnatvė, tokiu gyvybė, nu, toks saugumu, nu, namie, nu, labai gerai man tas toks namie. Šilta, jauku, toksai taip. Nes iš tiesų, iš pradžių, kai pakyli pirmas kartas, tai tu dar neturi ką su kuo lyginti, nebent su ankstesnė būsena. Po to, kai kažkaip ateiti, kaip įsigyti paskui žinojimą, kuriam plane esi, tai iš pradžių sunkiau, paskui, kaip sakai, taip, atpažįstu, kad čia jaučiausi taip ir taip, manau, kad tai galbūt yra sielos planas. Paskui, kada nors išsubtiliai tiek, kad
prakali lubas, kaip aš sakau, patenki dvasios ir patiri kitą atmosferą visai. Dabar irgi nekalbėsim apie tai, bet kai palygini vis kitų planų atmosferas, tai toks tarsi katalogas susidaro, ar ne, būsenų katalogas. Jeigu aš dabar jaučiu tokį, kaip aš siela, tai man tokia gelsva, kaip tu sakai, lengva, šilta, minkšta, rūkas, purslai, kažkas tokio, vat, minkšto, švelnaus, puraus, o jau kitą planą pakyli aukštesnį ir jau visai kiti pojūčiai. Tai irgi paskui grinai iš tų pojūčių atpažįsti ir sakai, čia sielos planas, čia dvasios, arba nori pakilti į tam tikrą planą, ar ne? Užduodi savo intenciją ir kažkaip jau, kai jau yra patirtis buvimo tame lygmenyje, ląstelių atmintis gal atpažįsta, kur ten tave tarsi būna koordinates užsirašius, ar ne? Tarsi jau tu pasakai savo sąmoniai XXYY ir tave iš karto permeta tenai į tą planą, tik tai vėl nebūtinai tą pačią vietą, bet bent jau planą, ane? Taip, momentaliai, iš tikrųjų, taip, viską tu taip ir sakai, kaip yra, nes kai nėra su kuo lyginti, tai atrodo aukščiausias gerumas čia, žinai, bet kai po to dar peršokai kažkur kitur, tada supranti, okei, dar kitaip, žinai, ir tada, kai aš jau prasidėjau tuos, žinai, palyginimus, tada atėjo man tavo knygos, tavo vadovėlis, tada, žinai, mes ten pradėjom diskutuoti, aš tada jau galėjau pati savo katalogalizuoti, katalogų tokius dėlioti. Bet pirma patirtis tai buvo pagal palyginimą. Sielos planas man visą laiką, žinai, aš labai ilgą laiką, 2-3, man čia labai ilgas laikas, labai greitai viskas šitoje vietoje vyksta, labai asocijuojasi su tokia gyvybė. Aš visą laiką sielos planą matydavau vidumi, savo vidinę matymą, tai yra gyvybė, pieva, miškas, ten kažkoks, tai, kas yra, žinai, pakankamai atspindi žemišką tą gamtos motyvą man asmeniškai. Bet ir jausmas daug didesnis. Ir tie gyventojai, aš jų taip, žinai, kaip angelų ten skraidančių tikrai nematydavau. Bet aš žinodavau, kad yra kažkoks, jausdavau. Čia kita visai įdomi tokia istorija. Bet jau kaip pramuši, kaip tu sakai, tą, žinai, šaltinio stogą, kuris atrodo čia viršūnė viskam. Taip. Šiaip labai geras periodas yra sielos. Iš tikrųjų, tada širdis veria. Irgi labai įdomus, nes su uždaryta širdim aš neįsivaizduoju iš viso. Ir man dar įdomu, kai pagalvoji, tai juk sielos plano tie visi angelai, tai reiktų sakyti sielos plano žmonės. Ir čia tada turbūt sumažėtų to viso romantizmo, kad angelai, jie yra tokie protingi, jie yra išmintingesni už mus, bet jie yra tik viena klase aukštesni. Tas pats, kas ketvirtokas sakytų, jis jau penktokas. Tai iš tiesų jisai kažkiek yra jau ir paaugęs, ir patirties daugiau turintis. Tačiau kai sureikšmina, kad angelai visažiniai ir paskui aš nusivyliau, atradau, kad angelai pasirodo yra ne visagaliai, kad irgi ar tai klysta, ar tai tarpusavy nesutaria. Su žmonėm, kai dirbau, tai aš šiaip su angelais, tai aš neįžiūriu jų, nejaučiu tam, taip, žinai, bet kai su žmonėm dirbdavau kartais, aš, žinai, aplink žmogų sukurdavau aplinką, neklaus, kaip tas vyksta, tiesiog su savo sąmonė, tarsi į akvariumą tokį, žinai, patalpindavau ir į fizinės materijos, kažkokią tai tą erdvę galėdavo įeiti kartais, netikrai globėjai to žmogų, angelas, angelai, žinai. Tai jų pagrindinė, kiek aš dabar atsimenu, žinutė būdavo visą laiką labai globėjiška. Mylėk save, žinai, pasitikėk, nes, tas protas mūsų, žinai, ypač žmogų. Tai tikrai jie ten nedalindavo tų tokių, žinai, patarimų, kad ten išgelbėk pasaulį, ten, nežinau, kažkokių tai globalių. Labai koncentruoti yra į žmogų. Bent jau su tuo, ko aš susidūriau. Mylėk save, pasitikėk save. O tokie, žinai, tai tikrai nėra globalus mąstymas. Ypač sielos pasaulio tie gyventojai, jie ir yra mylėk labiau kaip emocija. Jų tikslas tarsi yra išgryninti mūsų tą emocinį, estetinį, empatinį, simpatinį tą pojūtį. Tai už tai ten daugam ir gerai, kad tai yra tokia
švelnumo emocijų būsena. Paskui jau mintis, paskui jau ten idėjos, jau viskas tarsi kiečiau, tarsi kieti baldai. O čia tokie minkšti baldai ir dar ta tokia kaip jaunystė, vaikystė, tokia kaip viskas paskui prisimeni taip gera, nei ten gal gera, nei ką buvo, bet vaikystę daug kas prisimenam kaip kažką labai tokio šviesaus. O, saugu, žinai, va toks. Taip, ta siela turi tokį. Tai va, čia toks bandomasis pokalbis mūsų, dabar reikia sugalvoti. Avapos, rekord stop. Jo. Paspaudžiu stopą tada.